Sveiki visi, su jumis aš Sunojus ir šiandien mes žaidžiam Minecraftą. Hardcore. Ok, let's go. Taigi, kaip pavadinama pasaulį? Tikiuosi nemirsiu. Smiley face ir Create a New World'e. Atsiradome kažkam biome. Oi, kaip lagina. Nu nieko tokio. Tai šiandienos misija turbūt būtų pastatyti lovą ir statyti namą. Nes daugiau nežinau, ką galima nuveikti. Dar čia žino hardcore, tai labai spooky scary. Ok, einame dabar pasimti, man reikia sodinuko va tokio medžio, nes aš mėgstu kolektuoti sodinukus, nes žinot, save the trees, kertau medžius ir pasaulis pyks ant manęs, aišku, nes kirsti medžius yra blogai. Aš tačiau galbūt veganas Minecraft'e, būtų įdomu. Žuvis, duokit man savo mėsytės. Apa, gerai, atikiaulytė. Labas. Viso gero. Man vis tiek reikia sodinukų. Duokit sodinukų, kas nors. Man reikia rasti keivą, kad aš galėčiau gauti akmens ir eiti į akmens amžių. Pala. Minecraftas yra grinai kaip istorija. Pirmai pradedi su mediniais daiktais, o paskui turi grinai upgrade'inti į akmens amžių, paskui bus renesansas. Oh my god. Čia, žinokit, tokį atradimą radau, kad galima grinai argumentuoti, kad Minecraftas yra istorija. Ką norėjau dar pasakyti, kad kaip matote, grįžau YouTube'ą, bandysiu vieną kartą į savaitę įkelt, nežinau kaip tai pavyks, bet pabandysim, noriu kelt kažką čia, nes tikrai per ilgai nekeliu jau, manau. Jeigu kažko norite, kad aš nufilmuočiau, padaryčiau, parašykite komentarus. Čia kryžius, kas čia mirė? Herobrinas? Čia kryžius, kažkas mirė. Ten Herobrinas. Nu gerai, iš vieno tų tikslų išbraukėme namą ir bent jau lovą pasidarom. Tam atrodo. Jej, radau. Ai. O, nekeivas. Stone Age. Aš sakau, akmens amžius, viskas. Čia yra grinai pavadinime. Stone Age. Akmens amžius. Bėgam, labai greit bėgam. O ne, I'm trapped. Tuoj zombiai ateis. Ir mobai. Ir aš galiu mirti. Wow, vėl baigėsi. Ten villages. Oh my god, ten villages. Okay, ar aš spėsiu iki to kamelio nubėgti? O ne, kaip negerai. Valgyk. Ne. Nieko nėra. Pažaisim truputį taip. GTA style. O ne. Aš pasivoksiu. O ne. Dvigubo dabar. Haja! Okei. Vieną nužudžiau. Man reikia... šitą. Bent jau prieš šitas laimėsiu. Žinau tiek. Okei, nemeluosiu, atrodo, kad čia Herobrino slėptuvė kažkokia. Kažkas čia mirė, grinai. Pavoksiu. Don't mind if I do. Okei, sorry, bet... Va! Kur zombis? Ne! Aš negaliu mirt. No. Oi. Jesus Christ. Visas gerai. Galima atsipūst. Galiu pasidaryti normalesnių įrankių. Ir pavalgom. Galime kartu valgyti. Va. Turbūt aptvarkysiu šitą kaimelį šiek tiek, nes matau, kad labai reikia. Tai aišku. Skeletų. Lanka. Nice. Ok, višta. Mylim vištas, paimsim vištą. Gerai, takelis. Ir aišku, būtinai turi būti medis. Kaip nepatogu, žinokit. Reikia juos iškirsti. Ir žinau, Team Trees mane turbūt užmuš ir cancelinis, bet tai yra Minecraftas, not that deep. Ok, get over yourself. Čia yra daugiau namų. Labai gerai. Atrodo, kad ten papščia kažkas yra. Man vaidenas. Čia sugdirtas šitas blokas. Man kaip pasislėpęs šitas kaimelis. Ta visi pažiūrėk, kas čia negerai šitam. Bulvių. Šiaip bulvės gerai. Galėsiu jūs užsiauginti kažkada. Jei, aišku, nemirsiu. Man reikia šiupelio.
Tiesiog šiek tiek aptvarkysiu šitą žemelį, nes matau, kad čia labai jau reikia to aptvarkymo. Kirsime šitą medį. Žiūrėkit, čia yra grinai tutorialas, kaip aptvarkyti kaimelį. Tai matome, kad yra šiek tiek negerai su žeme, kad jinai yra prie laiptų, arba medis yra grinai prie namo įsimūrijęs, tai mes tiesiog galime, va tai va, nukirsti medį, va tai va, išlyginti šiek tiek žemelę ir va. Relaksacija pačio aukščiausio lygio, jokioj teraso, jokiam krėslė, to mes turbūt nepasidarysime. Va dėl čia va, aš nežinau, galima padaryti, pavyzdžiui, aš mėgstu daryti 2 blokus nuo pločio, tiesiog žemės. Jei darau tokelius, tu galima tai va daryti. Jei tai va yra. Čia paskui galima laiptus sudėti, bet pradžiai galima tai va tiesiog sutvarkyti. Va jau žiūrėkit, tvarkingiau šiek tiek atrodo. Ir netrodo, kad čia yra paugę. Dar truputį tai padarysim ir galbūt keliausim kur nors. Kam tokį aukštą namą dalykai, tu net negali antrą aukštą nueiti. Nesuprasiu niekada. Tam visi villageriai net negali kopėčiomis naudotis, tai kam jie tokie aukšti namai? Jesus Christ. Ok, čia reikės jau labai sutvarkyti, manau. Tam baisu šiek tiek. Bent jau man būtų. Čia tik tamsu. Dar paskęs tie kaimiečiai. Galima padaryti va tai va. Čia aš panaikinu tam, kad nebūtų va šitos va išklotos žolės. Nežinau kaip lietuviškai pasakyti. Lietuvių mokytojai, jei žiūrite šitą video, labai atsiprašau mokytojai, nepeikite manęs dėl šitos gramatinės klaidos. Aš nelabai moku lietuvių kalbą. Kaip jūs žinote jau, žinot mano pažymius, tai atleiskite, brangioji mokytoja. Nu va, aš manau dabar tikrai geriau atrodo. Šitas medis tiesiog ne vietoj, bet jį galėsime tame epizode panaikinti. Gerai, čia kaip viskas yra, atrodo, visai sakyčiau neblogai, bet vis tiek blogai. Ir manau, žinokit, šiam video tiek, tai labai ačiū, kad žiūrite. Kaip matote, nei vieno nepadarėme dalyko, kurį suplanavau, bet kitam video bus, tikiuosi. Ir ačiū visiems, kad žiūrėjote, su jumis buvau aš Nojus ir iki kito karto.